Moksliniai atradimai ne visada prasideda šūksniu Eureka, aš tai atradau. Dažnai jie prasideda nuo paprastos nuojautos, tam tikro įtarimo, tam tikro nerimo jausmo. Taip Čarlzas Mūras apibūdino staigų savo gyvenimo posūkį. Nuostabus šio žmogaus likimas tapo mūsų dokumentinio filmo atspirties tašku. Spėjimas, kuris nušvietė Mūrą, bus paskata mums visiems, visai žmonijai. Bet pakalbėkime apie viską iš eilės. Didžiųjų geografinių atradimų epocha jau seniai praėjo. Ir nei vienas iš mūsų nemano, kad kažkur Žemės rutulyje yra tamsių neatrastų žemynų, salynų ar salų dėmių. Skaitydami nuotykių romanus apie piratus ir užkariautojus, vaizduotėje piešėme didžiulius mėlynus vandenynų ir jūrų plotus, žalumoje paskendusias egzotiškas salas, daugybę gražių paukščių, žuvų ir gyvūnų. Taip manė ir Čarlzas Mūras, vėjavaikis ir jachtininkas, turtingo chemijos bendrovės savininko sūnus. Čarlzas užaugo prie Ramiojo vandenyno ir nuo vaikystės svajojo apie jūrinius nuotykius. 1997 metais jis dalyvavo Trans-Pacific Race lenktynėse tarp Los Andželo ir Honolulu. Grįždamas namo iš Havajų, jis plaukė maršrutu per vietovę vadinamą šiaurinę Ramiojo vandenyno giria. Po kelių dienų plaukimo Čarlzas suprato, kad jo jachtą iš visų pusių supa šiukšlės. Jis su draugais įplaukė į šiukšlyną. Keliaudamas 1000 mylių tolimose vandenyno platybėse negalėjau išeiti į denį, nė karto nepamatęs, kaip kas kelias minutės pro šalį plaukia plastiko gabalas. Svajonės apie romantiškus nuotykius po neaprėpiamas vandenynų platybės, egzotiškus kraštus ir salas su keistais gyvūnais ir augalais po šios kelionės sudužo. Vandenyno paviršius nebedžiugino savo nesugadinto ir nepaliesto grožio. Plaukimas per tonas plastikinių šiukšlių sukrėtė ir apvertė Čarlzo Mūro gyvenimą aukštyn kojom. Tai, ką jam teko atrasti, buvo nesuvokiama. Kapitonas Mūras tapo atradėju, tačiau jis tuo nesidžiaugė, nes atrado tai, kas vėliau bus pavadinta Didžiuoju Ramiojo vandenyno šiukšlynų žemynu. Čarlzas iš nerūpestingų linksmuolių tapo rimtu vyru ir uoliu aplinkosaugininku. Pardavęs savo akcijas Seivo chemijos įmonėje, Mūras už gautas lėšas įkūrė Algalitos jūrų tyrimų fondą. Aplinkosaugos organizacija skirta Ramiojo vandenyno ekologiniai būklei tirti. Čarlzui Mūrui buvo nelengva. Jo pranešimai ir perspėjimai ilgai buvo atmetami, o į jo tyrimus nebuvo žiūrima rimtai. Tam buvo svarių priežasčių. Okeanografas ragino vyriausybės mažinti plastiko gamybą ir vartojimą bei skirti daug lėšų jo perdirbimui. O jo prašymas buvo susijęs ne su nedidelė, o su ženklia pinigų suma. Vis dėlto Čarlzui pavyko pasiekti svarbiausią dalyką – sukrėsti pasaulio aplinkosaugininkų bendruomenę ir atkreipti dėmesį į pasaulinio vandenyno taršą plastiku. Tuo metu jis labiau nei bet kas kitas suprato, kokį pavojų kelia tai, kas atsitiko vandenynui ir kad tai kelia grėsmę mūsų planetos gyvybei. Ir Čarlzas žengė pirmąjį žingsnį, tai yra atskleidė problemą. Tačiau kaip šis atradimas paveikė kiekvieną iš mūsų? Ką turėtume daryti toliau? Kaip galime užkirsti kelią katastrofos vystymuisi? Kad gautume atsakymus į šios klausimus, pirmiausia, turime suprasti, kaip veikia pasaulinio vandenyno mechanizmas ir kaip mes jį pažeidėme. Vandenyno funkcijos. Vandenynas – tai didžiulis pasaulis, į kurį pasineria mūsų vaizduotė ir mokslinis smalsumas. Vandenynų ekosistemos, tarsi sudėtingi laikrodžių mechanizmai, palaiko trapią pusiausvyrą būtiną gyvybei Žemėje. Vandenynas yra natūralus mūsų planetos oro kondicionierius. Jis kaupia šilumą ir palaipsniui ją išskiria. Neįtikėtina, kad vos 10 metrų vandenyno vandens sluoksnis gali sukaupti daugiau šilumos nei visa Žemės atmosfera. Vandenyno šiluminė talpa yra unikali savybė, kuri sušvelnina temperatūros svyravimus tiek dieną ir naktį, tiek tarp metų laikų – vasarą ir žiemą. Jūros srovės cirkuliuoja aplink planetą, pernešdamos šilumą ir maistingąsias medžiagas iš ekvatorinių platumų į poliarines platumas ir atvirkščiai. Šis procesas sušvelnina ekstremalias temperatūras.
Vandenynų temperatūra turi įtakos gyvūnų ir augalų gyvenimo ciklams tiek vandenyje, tiek sausumoje. Vandenynas daro aktyvią įtaką atmosferos procesams, prisidėdamas prie debesų ir kritulių susidarimų. Kasdien nuo jo paviršiaus išgaruoja didžiuliai kiekiai vandens, kuris vėliau kondensuojasi į debesis ir grįžta į žemę lietaus ar sniego pavidalu. Tai svarbus procesas, aprūpinantis upes, ežerus ir dirvožemį gėlų vandeniu. Mikroskopiniai dumbliai, tokie kaip fitoplanktonas, pagamina apie 50% deguonies, kurio kvėpuoja žmonės. Kiekvienas antras mūsų įkvėpimas yra vandenyno dovana. Vandenyne taip pat gyvena milijonai gyvų organizmų rūšių, nuo mažyčių mikrobų iki didingų banginių. Jame gyvena šimtus milijonų metų gyvuojančios gyvūnų rūšys. Vandenynas – ta vieta, kur prasidėjo gyvybė ir nuo vandenyno priklauso mūsų planetos ateitis. Vandenynas yra vienas tarpusavyje susijęs organizmas, apimantis visus mūsų planetos vandens išteklius. Tačiau paaiškėjo, kad ši neįtikėtinai sudėtinga gyvoji sistema rimtai serga. Ir to priežastis – mūsų neapgalvotas požiūris į plastiką po jo panaudojimo. Plastikas pats savaime yra gana patvari ir labai patogi medžiaga. Tačiau plastiko tarša tai nuodai, nuodijantis vandenyną. Čarlzas Mūras pirmasis suvokė šios katastrofos mastą. Kiekvieną dieną mūsų vandenynai tampa vis labiau užteršti. Mes vis labiau artėjame prie taško, kai liga bus negrįžtama. Kaip ir su pacientu, pirmasis žingsnis į pasveikimą – surinkti ligos istoriją ir nustatyti tinkamą diagnozę. Praėjus 2 metams po stulbinančio atradimo, Čarlzas surengė antrąją ekspediciją, kad išsamei ištirtų vadinamąjį šiukšlių žemyną. Šios ekspedicijos rezultatai pribloškė mokslo bendruomenę. 1999 metais tai buvo tikras atradimas, nes išanalizavę mėginius supratome, kad paviršiniame vandenyje plastiko pagal svorį yra 6 kartus daugiau nei zooplanktono, pagrindinio tos ekosistemos maisto šaltinio. Tai, kad plastiko kiekis vandenyne viršijo gyvų organizmų kiekį, sukėlė nerimą daugeliui žmonių. Didysis Ramiojo vandenyno šiukšlių žemynas iš tikrųjų yra didžiausias planetos sąvartynas, sparčiai augantis maždaug nuo 1950-ųjų. Vandenyno sąvartynas driekėsi nuo vakarinės Šiaurės Amerikos pakrantės iki Japonijos. Jo plotas skiriasi ir sudaro maždaug 1,6 milijono kvadratinių kilometrų. Šiukšlių telkinyje yra maždaug 80 000 tonų šiukšlių. Ir tai tik ledkalnio viršūnė. Maždaug 70% plastiko nusėda ant vandenyno dugno. Būtent ten gali slypėti didžioji dalis šiukšlių. Niekas nežino, kiek iš tikrųjų yra šiukšlių Ramiojo vandenyno šiukšlių dėmėje. Ramiojo vandenyno šiaurinė subtropinė cirkuliacija yra per didelė, kad mokslininkai galėtų ją ištirti. Matavimai parodė, kad didžiųjų šiukšlių dėmė katastrofiškai didėja. Nuo 2015 iki 2022 metų vidutinė plastiko masė jame padidėjo 5 kartus. Tuo pat metu mažų plastiko fragmentų skaičius padidėjo 10 kartų. Algalitos jūrų tyrimo fondo direktorius Markusas Eriksonas sakė: iš pradžių žmonės manė, kad tai yra plastiko šiukšlių sala, po kurią beveik galima vaikščioti. Toks suvokimas yra netikslus. Dėmės konsistencija labai panaši į plastikinę sriubą. Didžioji šiukšlių dėmė tampa 7-uoju planetos žemynu. Tačiau jis nėra vienintelis. Dabar mokslininkai skaičiuoja 5 didelės šiukšlių sankaupas, po 2 Atlanto ir Ramiojo vandenynuose ir 1 Indijos vandenyne. Vandenynuose plūduriuoja milijonai tonų plastiko ir kitų šiukšlių. Tyrimų duomenimis apie 80% šiukšlių šiukšlynuose sudaro plastiko atliekos. Šiukšlių salos auga katastrofišku greičiu. Jei mes su jomis apsidairysime aplink save, tai pamatysime, kad 8 iš 10 mūsų supančių daiktų yra pagaminti iš plastiko. Mes miegame ant plastiko pripildytų pagalvių, dantis valome plastikiniais šepetėliais, geriame iš plastikinių butelių. Šį filmą žiūrite per plastikinį televizorių, nešiojamą kompiuterį ar telefoną. Neįmanoma įsivaizduoti mūsų šiuolaikinio gyvenimo be šios medžiagos. Mūsų supantis pasaulis tapo plastikinis.
Plastikas yra viena iš pagrindinių šiandieniniai žmonijos problemų. Nusprendėme, kad jei niekas nebekreipia dėmesio į plastiko taršą, mes imsimės iniciatyvos ir pradėsime kurti tai, kas vėliau tapo žinoma kaip didysis pabudimas dėl plastiko problemos. Pabudimas, kai supratome, kad ši medžiaga bene labiausiai paplitusi mūsų kasdieninėme gyvenime. Man patinka sakyti, kad po miego daugiausiai laiko praleidžiame atidarinėdami plastiko pakuotes, nes per daug laiko išeikvojame tiesiog tam, kad išimtume daiktus iš plastiko, kuriuo yra padengta tiesioginė prasme viskas. Kokios yra baisios pasekmės dėl nekontroliuojamų plastiko atliekų išmetimo į pasaulio vandenynų vandenis? Pagrindinė problema yra ta, kad plastikas kitaip nei kitos medžiagos nesuyra. Jis lieka aplinkoje, jis nepraeina įprasto biologinio skaidymo ciklo, nes jis buvo išrastas tam, kad įveiktų natūralų skaidymąsi. Taigi, nugalėdamas natūralų skaidymąsi, jis tapo nuolatinė mūsų aplinkos dalimi. Taigi, dabar turime bendrą supratimą, kas yra šiukšlių žemynas. Jo plotas tikrai didelis ir vis didėja. Tačiau kas vyksta šios ligos židinyje? Ar gali būti, kad plastikas tiesiog plūduriuoja vienoje vietoje ir pamažu grimzta į vandenyno gelmes, kur veikiamas didžiulio slėgio suyra? Gal nėra ko nerimauti? Taigi, ką pavyko sužinoti iki šiol? Plastiko skilimas į mikro ir nano daleles. Plastikas šiuo metu yra viena iš pagrindinių jūrų gyvūnų žūties priežasčių. Todėl jį reikia tirti būtent kaip žudiką. Tai plėšrūnas, kuris žudo, bet niekada nevalgo. Be to jis pats tampa valgymo objektu, užpildo skrandžius, bet nesuteikia jokios maistinės vertės. Jis turi tamsią grėsmingą pusę. Jis žudo, o kartą suvalgytas žudo toliau. Jis teršia ir užkemša skrandžius, darydamas tai vis didėjančiu mastu, ir tai tik mikroplastiko lygyje. Kasmet pasaulyje susidaro daugiau nei 400 milijonų tonų plastiko atliekų. Ir prognozuojama, kad iki 2040 metų šis skaičius patrigubės. Kasmet į pasaulio vandenynus patenka apie 11 milijonų tonų plastiko. Tai yra daug daugiau nei vienas šiukšliavežis plastiko, kuris kas minutę išpilamas į mūsų vandenynus. Šiuo metu mūsų vandenynuose jau yra apie 200 milijonų tonų plastiko. Tyrimai rodo, kad iki 2050 metų plastiko kiekis vandenyne greičiausiai viršys visų žuvų kiekį. Plastikas suyra per 500 000 metų. Aplinkos apsaugos agentūra nurodė, kad beveik 100% viso kada nors žmonių sukurto plastiko vis dar egzistuoja. Šios šiukšlės niekur nedingsta, o tik kaupiasi. Tai kaip šiukšlių dėžė kieme, į kurią mes tik išnešame šiukšles, bet niekas jų nesurenka ir neišveža. Kas nutiks šiai šiukšlių dėžė po mėnesio? Vandens sluoksnyje esančios plastiko atliekos patenka į vandenynų sroves. Jos nešamos į centrinius vandenynų regionus ir sudaro ištisas salas. Čia galima rasti žvejybos tinklų, vienkartinių butelių, pakuočių, tualetų sėdynių, lėlių, eismo kūgelių, futbolo kamuolių, guminių ančiukų ir net televizorių. Plastikas nesuyra. Tačiau veikiamas bangų, sūraus vandens ir saulės spindulių, jis skyla į smulkias, kartais net akimi nematomas daleles. Šios mažos dalelės, mikro ir nanoplastikas, išlaiko polimerų struktūrą. Skilimas vyksta iki molekulinio lygmens. Mikroplastiko kiekis. Kiek jo yra? Mikroplastiko dalelės yra tarsi įmantri mozaika. Jos sudarytos iš įvairių rūšių plastikų ir cheminių priedų, kurie kinta priklausomai nuo jų irimo stadijos ir aplinkos poveikio. Todėl mikroplastiko aplinkoje negalima vertinti kaip kažko pastovaus ar nekintančio. Jo tyrimas yra tikras galvausūkis. Nors tikslus mikroplastiko kiekis vandenynuose nežinomas dėl techninių sunkumų jį aptikti.
Mes galime atlikti teorinius skaičiavimus, kad suprastume grėsmės mastą. Atsižvelgdami į tai, kad šiuo metu vandenynuose yra apie 200 milijonų tonų plastiko šiukšlių, galime atlikti mintinį eksperimentą. Jei visą vandenynuose esantį plastiką padalytume 50 nanometrų dydžio dalelių, atsižvelgdami į jų tankį ir vandenynų tūrį, gautume išties siaubingą skaičių. Kiekviename litre vandenynų vandens bus 286 milijonai tokių mikrodalelių. Iš tikrųjų, dar ne visas plastikas yra mikro ir nano plastiko pavidalu, tačiau suprantame, kad anksčiau ir vėliau visas šis plastikas neišvengiamai suirs į nesuskaičiuojamą daugybę nano dalelių. Jau šiandien mokslininkai kiekviename vandenynų laše randa mikroplastiko dalelių, tačiau vandenyne yra vietų, kuriuose jų koncentracija yra didelė. Dauguma pasaulinių mokslinių tyrimų, kuriuose aprašomas jūrų aplinkos užteršimų plastikų mastas ir apimtis, apsiriboja paviršutiniu vandens sluoksniu. Tyrimai rodo, kad pasaulio vandenynų paviršiuje plūduriuoja apie 358 trilijonai mikroplastikų dalelių. Tačiau daugėja įrodymų, kad giliau esančiuose vietose ir dugnų nuosėdose yra nesuskaičiuojami trilijonai mikroplastikų dalelių. Lengvas plastikas plūduriuoja paviršiuje, o tankesnis plastikas arba plastikas, kuriame apsigyvena biota, nugrimsta į jūros dugną. Apskaičiuota, kad apie 50% komunalinių atliekų plastiko yra tankesnis už jūros vandenį. Todėl jos lengvai nugrimsta į dugną yra nešamos gilavandenių srovių, kaupiasi įdubuose ir įdubimuose. Mikroplastiko rasta net giliausioje vandenyno vietoje – Marijanų įduboje. Iš tikrųjų, pagrindinė mikroplastiko šiukšlių kaupimosi vieta yra ne vandenynų paviršius, o gilus jūros dugnas. Dėl to visas vandenyno dugnas pamažu pasidengia plastiko danga. Tačiau duomenys apie mikroplastiko taršą vandenyne yra nepakankamai įvertinti. Iš tiesų, tai viskas daug blogiau. Ne visi turi galimybę naudotis labai sudėtingais ir brangiais mėginių ėmimo prietaisais ir įrankiais, aiškina Melanie Bergman, Alfredo Wegenerio instituto Vokietijoje biologija. Ji mano, kad iki 90% jūrinio plastiko dalelių gali būti nepastebėtos taikant standartinių mėginių ėmimo metodus, nes jos yra per mažos, kad būtų aptiktos. Didžiausia plastiko koncentracija yra šiukšlių dėmių zonoje. Šie vandenynų sąvartynai yra tarsi fabrikas, kuriame nuolat gaminamas mikroplastikas. Kaip virusas plinta su krauju po visą organizmą, taip mikroplastikas plinta po pasaulio vandenynų srovėmis. Kadangi vandenynų ciklai vyksta visuose pasaulio vandenynuose, mikroplastikas kaupiasi pasauliniu mastu. Ir net tokia negyvenama vieta kaip Arktis nėra išimtis. Ledo kernų tyrimai rodo, kad mikroplastiko taršos lygis Arkties vandenyne yra 2 eilių. Tai yra 100 kartų didesnis nei Ramiojo vandenyno cikle. Be 2 taršos sluoksnių – paviršiaus ir dugno – mikroplastiko koncentracija labai padidėja ir kitoje srityje – termoklinėje zonoje. Tai vandens sluoksnis, kuriame staiga pasikeičia temperatūra. O dėl didelio tankio gradiento mikro ir nano plastiko dalelės šiuose sluoksniuose užstringa ir ilgai juose išlieka. Įsivaizduokite vandenyną kaip sluoksniuotą tortą. Kiekvienas sluoksnis turi savo unikalią temperatūrą ir tankį, o mikroplastikas įstringa šių sluoksnių ribose. Be to, mikroplastiką vandenyne gali pernešti gyvosios būtybės, kurios jį sugeria, virškina ir išskiria. Dabar jau neginčiamai žinoma, kad mikroplastiko yra visur. Jo yra visuose vandens telkiniuose, nes mūsų planetos vandenynai, upės ir ežerai yra tarpusavyje susiję. Tačiau kai kas gali paprieštarauti. Na gerai, tebūnie, bet juk mikroplastikas yra toks mažas, kad man dėl jo nerimauti nereikia. Juk nematau jų vandenyje, kurį geriu, ar pomidoruose savo salotose, nes jie buvo užauginti naudojant vandenį, kuris yra tarpusavėje susijusios pasaulinio vandens ciklo dalis. Galbūt tai nėra taip pavojinga, bet ar tikrai? Mikroplastikas yra toksinų ir bakterijų šaltinis. Veikiamas saulės ir bangų, plastikas suyra į mažesnius gabalėlius.
o dažikliai, plastifikatoriai ir kiti cheminiai junginiai patenka į vandenynų vandenį. Daugelis jų yra toksiški. Taip vandenynų vanduo tampa toksiška sriuba. Šioje sriuboje vyksta nuolatinis plastiko skilimo į mikro ir nanoplastikus procesas, o vandenynas tampa vis toksiškesnis. Tyrimai parodė, kad nanoplastikas yra toksiškesnis už mikroplastiką, nes jis kaip kempiniai sugeba absorbuoti teršalus iš vandens ir oro. Plastikinių šiukšlių paviršiuje apsigyvena kenksmingų dumblių, bakterijų ir grybelių kolonijos, kurios čia sparčiai dauginasi. Plastiko salos yra patogenų, galinčių sukelti pavojingas žmonių ir gyvūnų ligas šaltinis. Be to, plastikinės šiukšlės gali tapti tiltu, kuriuo pakrančių organizmai patenka į atvirą vandenyną ir taip pažeidžia trapią ekosistemų pusiausvyrą. Taigi šios šiukšlių salos tampa pavojingų bakterijų, keliančių grėsmę visoms gyvoms būtybėms veisimosi vieta. Mikroplastikas žudo gyvuosius organizmus. Plastikas daro didelį poveikį jūrų ekosistemai. Dėl plastiko taršos kasmet žūsta daugiau nei 1 milijonas jūros paukščių ir 100 000 jūros gyvūnų. 100% mažų jūros vėžlių skrandžiuose yra plastiko. Koralams susidūrus su plastiku tikimybė, kad jie susirgs, padidėja nuo 4 iki 89%. Tai yra katastrofa, nes koralai yra 1/4 jūros gyvybių buveinė. Didžioji išmirimo katastrofa, kurią dabar išgyvename, panašiai dinozaurus sunaikinusi išnykimą. Ir jį vėl sunaikins gyvybę planetoje. Tame yra tiesos. Gyvybė iš tiesų yra naikinama. Manau, kad gyvybė vandenyje šiuo metu žūsta dėl plastiko, o sausumoje dėl klimato kaitos ir taip pat dėl plastiko. Mikroplastikas yra toks smulkus, kad jį praryja planktonas. Planktonas yra mitybos grandinės pagrindas. Juo minta daugybė jūros gyvybės rūšių. Tos, kurios nesimaitina planktonu, maitinasi tomis, kurios jau suvalgė planktoną. Taigi mikroplastikas patenka į mitybos grandinę. Kuo didesnė žuvis, tuo daugiau joje yra mikroplastikų. Tyrimo duomenimis, didžiausias kada nors žemėje gyvenęs gyvūnas yra didžiausias mikroplastikų vartotojas. Kiekvienas banginės per dieną suėda iki 43,5 kg plastiko. Ir banginiai negauna plastikų tiesiogiai iš vandens. 99% mikroplastikų į gyvūnų organizmą patenka su maistu. Tai reiškia, kad medžiagos jau yra grobio, kurį banginiai suėda viduje. Verta pažymėti, kad mažesni mikroplastikų gabalai pavojingiau veikia organizmus ląstelių lygmeniu. Nano dydžio plastikas prasiskverbia pro ląstelių membranas ir nėra pašalinamas iš organizmų, nes lieka ląstelėje. Be to, mikroplastikas ir nanoplastikas pažeidžia branduolyje esantį DNR. Pačiose plastiko dalelėse yra toksinių medžiagų, bet to jau sugėrė organinius teršalus iš jūros vandens ir ant jų jau gyvena bakterijų kolonijos. Galiausiai visa tai kartu su jūros produktais patenka į žmogaus organizmą. Taigi, iš tikrųjų mes valgome ne tik savo pačių šiukšlės, bet ir toksinų, bakterijų ir grybelių prisotintas šiukšlės. Be to, mikroplastikas ir nanoplastikas į mūsų organizmą patenka su kitais maisto produktais, geriamuoju vandeniu, oru ir jūros oru. Dabar žinome, kad mikroplastikas virsta nanoplastiku. Jis patenka į orą, vandenį, maistą ir net daržoves. Ir nors iš pradžių buvo manoma, kad tai didelė problema tik jūrų gyvūnams, dabar jau aišku, kad tai problema visiems, visoms ekosistemoms, visoms buveinėms. Dabar žinome, kad plastikas sukelia ligas. Plastikas trumpina gyvenimą. Mikro ir nanoplastikai kaupiasi kraujyje ir patenka į įvairius žmogaus organus. Mikroskopinių plastikų dalelių jau aptikta kraujyje, smegenyse, širdyje, plaučiuose, motinos piene, placentoje, o pastaruoju metu varpoje, sėklidėse ir žmogaus spermos mėginiuose. Toksinės medžiagos iš plastiko trikdo endokrininę sistemą. Tai turi rimtų pasekmių. Nuo nevaisingumo ir hormonų veiklos sutrikimų iki padidėjusio vėžio, įskaitant krūties, kiaušidžių ir prostatos vėžį rizikos.
Plastiko sudėtyje esantys cheminiai priedai taip pat neigiamai veikia širdies ir kraujagyslių sistemą ir didina aterosklerozės riziką. Į smegenis prasiskverbiančios plastiko mikro ir nano dalelės didina neurodegeneracinių sutrikimų, tokių kaip Alzheimerio ir Parkinsono ligos tikimybę. Plastiko dalelių įkvėpimas skatina astmą ir net plaučių vėžį. Vandeniliniai ryšiai yra pagrindinė rišančioji jėga, kurios materija sudaro labai organizuotas struktūras. Kaip rodo tyrimai, esant mikroplastikui, baltymų molekulės deformuojasi dėl susidariusių stiprių vandenilinių ryšių tarp nanoplastikų ir baltymų. Visi gyvi organizmai sudaryti iš baltymų. Jų deformacija gali turėti rimtų biologinių pasekmių, paveikti ląstelių, audinių ir organų funkcionavimą. Tai kelia pavojų visos gyvybės egzistavimui planetoje. Kaip matome, šiukšlių žemyno problema, kai plastikas suskaidomas į mikrodaleles ir pasklinda po planetos vandenis, pasirodo esanti daug platesnė. Pirmoji pagrindinė išvada yra ta, kad mikro ir nanoplastiko problema yra susijusi su visais žmonėmis ir visomis gyvomis būtybėmis šioje planetoje. Norėtume pažymėti, kad nanoplastikas yra dar pavojingesnis už virusus, nes jei virusai prasiskverbia į ląsteles, tai nanoplastikas pasiskverbia toliau, tai yra paveikia baltymų molekulės. O kadangi visos gyvos būtybės yra sudarytos iš baltymų, nanoplastikas kelia tiesioginę grėsmę gyvybei Žemėje. Be to, jis netgi gali paveikti genetinės informacijos nešėją DNR, o tai tikėtina gali lemti jo grandinių nutrūkimus ir genų mutacijas. Taigi plastiko problema jau nebejotinai liečia kiekvieną iš mūsų. Tačiau tai dar ne viskas. Stebina tai, kad plastiko atliekų kiekis vandenyne sparčiai auga, kaip ir stichinių nelaimių skaičius bei stiprumus. Taigi kyla klausimas, ar yra ryšys tarp mikro ir nanoplastiko įsiskverbusio į kiekvieną vandens lašą ir to, kas vyksta su klimatu. O gal jokio ryšio nėra? Ir orai greitai vėl bus tokie, kokie buvo. Tačiau prieš atsakydami šios klausimus pažvelkime, kas vyksta su klimatu. Vandenyno šilimas. UNESCO ataskaitoje Pasaulio vandenynų būklė 2024 metais pateikiamas nerimą keliantis vaizdas. Per 20 metų vandenynų šiltėjimo tempas padvigubėjo, o vandenynų šilumos kiekis pasiekė maksimalų lygį. Tyrimas rodo, kad nors nuo 1955 iki 1986 metų vandenynai nuolat šiltėjo, bet per pastaruosius kelias dešimtmečius šilimas labai paspartėjo. 2023 metais užfiksuotas absoliutus vandenynų paviršiaus temperatūros rekordas per visą stebėjimų istoriją, o 2024 metais ši tendencija išliko. Vandenyno paviršiaus temperatūra 15 mėnesių iš eilės išliko rekordiškai aukšta. Pirmą kartą istorijoje vidutinė metinė temperatūra planetoje pakilo 1,5 laipsnio, palyginti su priešindustriniu laikotarpiu. Būtent šis rodiklis ekspertų nuomonė yra kritinė riba, kurią peržengus žmonija turėtų ištikti didelio masto klimato sukrėtimai. Šis padidėjimas buvo prognozuojamas iki 21 amžiaus vidurių, tačiau iš tiesų mes jau jį peržengėme. Jungtinės tautos paskaičiavo, kad ši tendencija išliks ir toliau, nes manoma, kad šiame amžiuje temperatūra pasaulyje pakils beveik 3 laipsniais Celsijaus. Sidnėjaus technologijų universiteto taikomosios fizikos profesorius emeritas Jeffrey Smithas sakė, kad per 70 metų sukaupti duomenys rodo, jog vandenynų temperatūra ir bendras vandenynuose sukauptas energijos kiekis didėja. Dabartiniai nuolatiniai modeliai, atsižvelgiant į nuolatinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekių didėjimą atmosferoje, nenumatė tokių grėsmingų pagreičių, sakė profesorius Smithas. Be to, per pastaruosius 60 metų vandenynai dideliuose gyliuose šilo 15 kartų greičiau nei per pastaruosius 10 000 metų. Tai reiškia, kad pasaulinis atšilimas vyksta ne tik viršutiniuose vandens sluoksniuose, bet ir vandenyno gelmėse, kur saulės spinduliai negali prasiskverbti. Tokiame gylyje esančiam vandeniui sušildyti reikia milžiniškos energijos, o tai rodo problemos mastą. Mokslininkai apskaičiavo, kad vandenynui įšilti tokiu greičiu kaip dabar prireiktų tiek energijos, kiek jos išskirtų
Jei metus laiko kas sekundę būtų sprogdinamos 7 atominės bombos, numestos ant Hirosimos, tai milžiniški skaičiai, todėl kyla klausimas, iš kur atsiranda tiek daug energijos. Kylant temperatūrai, vandenynų vandenys nuolat kyla ir grasina užlieti ištisas pakrantės. Per daugiau nei 2 šimtmečius jūros lygis pakilo 21 cm, o per pastarosius 30 metų 10,1 cm. Jis kyla 2,5 kartų greičiau nei ankstesniais metais ir kėlimas tęsiasi. Jei ši tendencija išliks, milijonų žmonių taps pabėgėliais, kurie bus priversti palikti savo namus ir ieškoti prieglobsčio toli nuo jūros kranto. Be to, nuo 1960 metų dėl kylančios temperatūros ir teršalų, įskaitant pramonines, buitinės ir žemės ūkio nuotekas, vandenynas neteko 2% deguonies. Dėl mažėjančių deguonies kiekio dūsta pakrančių gyvųjų organizmų rūšys. Nustatyta apie 700 vadinamųjų negyvųjų zonų, kuriuose beveik neliko jūrų floros ir faunos. Dėl vandenynų įšilimo dažnėja ir stiprėja ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai, tokie kaip potvyniai, taifūnai ir neįprastos liūtys. Visa tai kelia grėsmę planetos ekosistemoms ir milijardų žmonių gyvenimui. Kasmet šis procesas spartėja, o pokyčiai tampa vis labiau juntami. Anomalus stichinių nelaimių skaičiaus didėjimas. Vandenynas, daugelį metų atlikęs natūralaus klimato reguliatoriaus vaidmenį, dabar pats tampa destruktyvių reiškinių šaltiniu. Neįprasti krituliai ir potvyniai. Dėl vandenynų įkeitimų didėja garavimas ir atmosfera prisisotina drėgmės, kuri vėliau virsta intensyviais krituliais. Ir štai kaip nuo 2000 metų pasikeitė neįprastų kritulių kiekis Europoje. Kritulių rekordai pasiekė naują lygį. Mėnesio kritulių kiekis per dieną jau nieko nebestebina. Metinis kritulių kiekis per kelias dienas ar net valandas yra nauja realybė. Irane per 3 dienas iškrito beveik 4 kartus daugiau kritulių nei metinė norma. Per 24 valandas Omanas gavo tiek lietaus, kiek per 2 metus, o Jungtiniuose Arabų Emyratuose per tą patį laiką iškrito 5 metinės kritulių normos. Esant tokiems krituliams neįmanoma išvengti pražūtingų katastrofiškų potvynių. Deja, pražūtingas potvynis Ispanijoje buvo akivaizdus to pavyzdys. Valencijos regione vos per 8 valandas iškrito daugiau nei metų laikotarpio kritulių kiekis. Dėl to kilo pražūtingi potvyniai, per kuriuos žuvo daugiau nei 220 žmonių, o miestų gatvės virto purvo, suniokotų automobilių ir sugriautų namų krūva. Nuo balandžio pabaigos pietų Braziliją užklupo precedentų neturintys, nesiliaujantys potvyniai. Per nelaimę žuvo 181 žmogus, daugiau kaip 500 000 žmonių liko be pastogės. Šiaurinėse Afganistano provincijose vandens stichija nusinešė 100 gyvybių. Šėlstančios vandens ir purvo upės nusiaubė apgyvendintas vietovės. Potvynius sukėlė nesiliaujančios liūtys, prasidėjusios po užsitęsusios sausros. 2024 metų pavasario potvyniai Rusijoje buvo tikra katastrofa. Nukentėjo 39 šalies regionai. Blogiausia padėtis buvo Orenburgo srityje. Tokio potvynio regionas nebuvo patyręs per visą stebėjimų istoriją. Kazachstanas susidūrė su didžiausiais per 80 metų potvyniais. Nuo potvynių nukentėjo 10 iš 17 šalies regionų. Evakuota apie 100 000 žmonių. Potvynių statistika. Jei 20 amžiaus 7-ame dešimtmetyje per 10 metų buvo tik 260 didelių potvynių, tai 2014-2023 metais potvynių skaičius išaugo iki 1700. Tai yra 6,5 kartų. Europoje ekstremalūs krituliai per pastaruosius 5 metus tapo 44 kartus dažnesni nei 2000 metais. 2024 metais laikas tarp kataklizmų ėmė trumpėti, o jų galia taip išaugo, kad žmonės nespėja atsigauti po ankstesnės katastrofos ir vėl atsiduria griaunančios stichijos epicentre. O pasekmės ekonomikai ir infrastruktūrai tęsiasi mėnesius ar net metus. Sniego krituliai. Sniego krituliai taip pat muša visus istorinius rekordus. Praėjusią žiemą daug sniego iškrito Europoje, JAV, Kanadoje, Rusijoje, Kazachstane, Kinijoje,
Turkijoje, Japonijoje ir daugelį kitų regionų. Daugiau kaip 90% Mongolijos teritorijos padengė sniegas, kai kur jų aukštis viršijo 1 metrą. Katastrofiškų nuostolių patyrė gyvulininkystės regionai, iš bado ir išsekimų nugaišo apie 4 milijonus galvijų. Temperatūros anomalijos. 2024 metais beveik visos šalys patyrė ir tebepatiria rekordinės karščio bangas. Kovo 15 dieną Prahoje, Čekija, kur vidutinė aukščiausia temperatūra paprastai neviršyje 9 laipsnių Celsijaus, pirmą kartą per 249 stebėjimo metus užfiksuota nauja aukščiausia temperatūra – +18 ir 0,6 laipsnių Celsijaus. Balandžio mėnesį Europoje taip pat kilo neregėtas temperatūros chaosas. Vos per 10 dienų karščio rekordai buvo sumušti 128 pasaulio šalyse. Daugumoje Europos šalių balandis buvo karštesnis nei įprastai vasaros viduryje. Tuo pat metu buvo užfiksuotas vienas didžiausių temperatūros kritimų per visą istoriją. Slovėnijoje vos per vieną dieną buvo užfiksuotas rekordinis šaltis – daugiau kaip 26 laipsniai Celsijaus. Indijoje aukščiausia balandžio mėnesio temperatūra siekia 46 laipsnius Celsijaus, nors norma yra tik 35. Žmonės negali išlaikyti tokio karščio. Po to, kai policijos pareigūnai dirbdami lauke pradėjo alpti, į jų ekipuotę buvo įtraukti šalmai su oro kondicionieriais. Mekoje, Saudo Arabija, birželio mėnesį kelias dienas iš eilės temperatūra nenusileido žemiau 40 laipsnių. Didelis karštis sutapo su hadžo švente, kai vien per vieną dieną birželio 16-ąją daugiau kaip 2700 piligrimų patyrė šilumos smūgį. Dėl nepakeliamo karščio žmonės griuvo tiesiog gatvėse. Nesuvokiama, bet žuvo mažiausiai 1300 žmonių. Tornadai ir mikrosprogimai. Padidėjus atmosferos temperatūrai ir drėgmei susidaro sąlygos formuotis galingesnėms audroms, kurios dažnai sukelia tornadus. Pastaraisiais dešimtmečiais vidutinis metinis tornadų skaičius Europoje išaugo 18 kartų. Jie tapo daug galingesni. Rugsėjo 28 dieną per Maskvos regioną praūžė niokojantis tornadas. Tokios galios tornadas rudenį vidutinėse platumose yra visiškai neįprastas reiškinys. Pastaraisiais metais bauginančiai dažnai ėmė pasireikšti atmosferos mikrosprogimai. Nuo smūgio į žemę žemyn krintantis oro srautas sukuria horizontalius vėjo gūsius, kurių greitis gali siekti 130 km/h. Tai tarsi didžiulis kibiras vandens iš dangaus, kurios spindulys yra maždaug 5 km. Jie gali būti labai lokalūs, kaip nutiko Brazilijoje. Čia buvo sugriautas sporto aikštynas, iš kurių beveik nieko neliko, tik griuvėsiai ir nuolaužos, tarsi būtų įvykęs sprogimas. Tačiau netoliese esantys pastatai liko sveiki, net trapios saulės baterijos nebuvo pažeistos. Verta pažymėti, kad mikrosprogimų neįmanoma numatyti, dėl to jie tampa dar pavojingesni. Uraganai ir audros. Uraganai ėmė siautėti tose vietose, kuriuose anksčiau buvo laikomos saugiausiomis. Per visą stebėjimo istoriją tik 3 uraganai yra smogę Meksikos pakrantėje netoli Akapulko miesto. Ir 2 iš jų per 1 metus. Uraganas Otis 2023 m. spalį ir uraganas Džonas 2024 m. rugsėjį, kuris Meksikos gyventojams tapo košmaru. Beveik išsisklaidęs ir nuėjęs į vandenyną, jis staiga vėl sustiprėjo ir smogė į šalį su dar didesnė jėga. Taifūnas Jagi į Vietnamą atnešė didžiulį kiekį kritulių, dėl kurio padarinių žuvo mažiausiai 300 žmonių ir 100 buvo sužeisti. Atogrąžų audra Helen tapo galingiausiu uraganu nuo orų stebėjimo pradžios. Per šią pražūtingą nelaimę 6 valstijose žuvo mažiausiai 230 žmonių. JAV ekonomikai buvo padaryta maždaug $250 milijardų žala. Nepraėjus nei 2 savaitėms Floridos valstijai smogė dar vienas galingas uraganas Miltonas. Jam prireikė kiek daugiau nei 12 valandų, kad nuo 1 kategorijos sustiprėtų iki aukščiausios 5 kategorijos. Filipinai susiduria su prezidentų neturinčia stichinių nelaimių virtinę.
Per mažiau nei mėnesį šalį užklupo 6 taifūnai, iš kurių 4 smogė vos per 10 dienų. Dėl šių stichijų žuvo mažiausiai 171 žmogus ir buvo padaryta didelė žala šalies ekonomikai. Nuo taifūnų nukentėjo 9 milijonai žmonių. Audrų intensyvumas ir dažnumas taip pat didėja. Rugsėjo 12 dieną Vidurio ir Rytų Europą nusiaubė galingiausia per pastaruosius 10 mečius audra Borisas. Žuvo 26 žmonės, o ES ekonomika patyrė daugiamilijardinę žalą. Žinoma, mes pateikėme tik nedidelę dalį to, kas dabar vyksta su klimatu. Šiuo anomalijų sąrašą būtų galima tęsti labai ilgai. Tačiau net iš to, ką prašėme, aišku, kad klimato padėtis tiesiogiai neprasme yra nepaskelbtas karas žmonijai. Mums suduodamas smūgis po smūgio ir nors tikrame kare priešininkai gali dėrėtis ir sudėti ginklus, su klimatu dėrėtis negalima. Tačiau mes galime ir privalome jį nugalėti. Apie tai plačiau pakalbėsime vėliau. O kol kas turime suprasti, kodėl visa tai vyksta. Kodėl šyla vandenynas? Hipotezė. Pagrindiniai pripažinti veiksniai, darantis įtaką vandenynų įšilimui, yra šiltnamio efektą sukeliančios dujos, pavyzdžiui CO2. Šios dujos padeda sulaikyti šilumą atmosferoje ir sušildyti viršutinius vandens sluoksnius. Tačiau yra ir kitų veiksnių, kurie taip pat gali būti svarbus. Pažvelkime į 2 grafikus. Pastaraisiais dešimtmečiais didžėjančios plastiko koncentracijos vandenynuose grafikas. Mes matome, kad plastiko kiekis vandenyne sparčiai didėja nuo 20 amžiaus vidurio, o tai sutampa su spartesnės pramoninės plėtros ir masinės plastiko produkcijos gamybos laikotarpiu. Temperatūros kilimo vandenynuose per tą patį laikotarpį grafikas. Šiame grafike matomas lygiagretus vidutinės vandenynų paviršiaus temperatūros kilimas, kuris taip pat stebimas nuo 20 amžiaus vidurio. Palyginę šios 2 grafikus, mes matome akivaizdų ryšį tarp didėjančios plastiko koncentracijos vandenynuose ir kylančios vandenynų temperatūros. Tai rodo, kad tarša plastiko gali būti svarbus, bet nepakankamai įvertintas vandenynų vandenų įšilimo veiksnys. Atidžiau pažvelkime, kaip plastikas gali paveikti vandenynų funkcijas, vandens šiluminį laidumą ir šiluminę talpą. Ir kaip šie procesai gali prisidėti prie vandenynų įšilimo. Norėdami tai padaryti, šiek tiek įsigilinkime į vandens struktūrą ir savybės. Unikalios vandens savybės. Vanduo yra viena unikaliausių ir paslaptingiausių medžiagų Žemėje. Kokia medžiaga slypi už paprastos cheminės formulės H2O ir kodėl jis turi unikalią struktūrą ir nemažiau unikalias savybės. Visų pirma, vandens molekulė yra mažiausia tarp panašių 3 atomų molekulių. Ji nepaprastai harmoninga ir atitinka aukso pjūvio proporcijas. Vandens molekulė yra simetriškos V formos, nes 2 maži vandenilio atomai yra toje pačioje santykinai didelio deguonies atomo pusėje. Dėl to vandens molekulė labai skiriasi nuo linijinių molekulių, kuriuose visi atomai išsidėstę grandine. Triatomės molekulės įprastomis sąlygomis sudaro dujas, o vandens molekulės skysčius. Kodėl? Vandens molekulės sieja vandeniliniai ryšiai, todėl jos sudaro tvarę ir tvarkingą struktūrą, panašią į komandą, kuria siekiama draugystės. Vandens molekulės taip pat turi unikalią savybę telktis į grupes. Kitaip tariant, vanduo yra sudėtingas skystis, sudarytas iš pasikartojančių grupių. Dėl to vandens užšalimo ir virimo temperatūros yra neįprastos, palyginti su kitomis 3 atomų medžiagomis. Jei vanduo atitiktų bendrasias taisyklės, jis turėtų užšalti esant maždaug -100 laipsnių Celsijaus, o užvirti prie +10 laipsnių Celsijaus. Praktiškai visos vandens savybės nepaklūsta logikai tų fizinių dėsnių, kurie galioja kitoms medžiagoms. Pirmoji ypatybė.
Vanduo turi didžiausią savitąją šiluminę talpą ir lydimausi šilumą. Tai yra vandenį, palyginti su kitomis medžiagomis, sunkiau užšaldyti, o ledą ištirpinti. Dėl šios savybės vandenynas yra Žemės klimato reguliatorius. Vandenyno vanduo atvėsta lėčiau nei oras ir dirvožemis, todėl dieną jis kaupia šilumą, o naktį ją lėtai atiduoda. Vandenynas vasarą sugeria šilumos perteklių, o žiemą palaipsniui jį atiduoda. Taip vandenynas veikia kaip milžiniškas termostatas, švelninantis temperatūros svyravimus. Antroji savybė yra ta, kad keičiantis vandens temperatūrai, keičiasi ir jo savybės. Mažiausia vandens šiluminė talpa pasiekiama, kai jo temperatūra yra 37 laipsniai Celsijaus. Būtent šis faktas svarbus gyviems organizmams, kurių 2/3 sudaro vanduo. Įprastiniai žmonių ir šiltakraujų gyvūnų kūnų temperatūra 36–39 laipsniai Celsijaus patenka į šį temperatūros intervalą. Šioje temperatūroje efektyviai vyksta sudėtingiausios biocheminės medžiagų apykaitos reakcijos. Tarsi pati gamta būtų pasirūpinusi, kad gyvi organizmai galėtų išlaikyti šilumą, neeikvodami daug energijos ir taip tęsti savo vystymąsi. Trečioji vandens savybė. Trečioji vandens savybė yra ta, kad daugumos medžiagų tankis kaitinant yra mažesnis, molekulės tarsi atsiskiria viena nuo kitos, o atvėsinus didesnis, molekulės tarsi suartėja. Tačiau vandenyje viskas vyksta šiek tiek kitaip. Kai vanduo atšaldomas iki 4 laipsnių, jo tankis tampa didesnis, kaip ir daugumos kitų medžiagų. Tačiau kai vanduo atšaldomas dar labiau nuo 4 laipsnių iki 0, jo tankis pradeda mažėti. Pasirodo, kad didžiausias vandens tankis yra 4 laipsnių, o ne 0 laipsnių temperatūroje. Štai čia ir prasideda pats įdomumas. Kai vanduo tampa ledu, jo tankis iš karto sumažėja daugiau nei 9%. Taigi ledas užima daugiau tūrio nei skystas vanduo. Tai labai neįprasta vandens savybė. Kadangi ledas yra lengvesnis už vandenį, jis neskęsta. Likdamas paviršiuje, jis apsaugo vandenį ir visas jame esančias gyvas būtybės nuo užšalimo. Priešingai, jei vandens tankis jam užšalant padidėtų, ledas nuskęstų. Tada visas ežerų, upių ir vandenynų vanduo visiškai užšaltų ir virstų kietais ledo luitais. Tai lemtų visų gyvų būtybių žūtį. Išskirtinės vandens savybės lemia vandeniliniai ryšiai tarp molekulių. Tai lemia jau fizikinės ir cheminės savybės. Vandens fizikinių savybių pokyčiai gali daryti rimtą įtaką pasaulio vandenynų šilumos balansui, jo gebėjimui kaupti ir perduoti šilumą. Dabar jau beveik galime suprasti, kokios yra klimato kaitos priežastys. Žinome, kad vandenynas šyla grėsmingų greičių. Ir dar žinome, kad be šiukšlių dėmės plūduriuojančios vandens paviršiuje didžiulis plastiko kiekis dengia vandenyno dugną. Taip pat sužinojama, kad beveik kiekviename vandenyno laše yra mikro ir nano plastiko dalelių ir kad pats vanduo turi unikalių savybių. Dabar paskutinis žingsnis – išsiaiškinti, kaip šias unikalias vandens savybės keičia plastiko dalelės. Kai tai išsiaiškinsime, suprasime anomalaus vandenynų įšilimo priežastį ir sužinosime, ką su tuo daryti. Mikro ir nano plastiko poveikis vandens savybėms. Plastikas – tai naftos darinys. Jis nesuyra, bet skyla į mikro ir nanoplastiko daleles. Nanoplastiko dalelės yra tokios mažos, kad yra mažesnės už virusą. Patekusios į vandenį, tokios dalelės suardo jo tvarkingą struktūrą, pagrįstą vandeniliniais ryšiais tarp molekulių. Šie ryšiai lemia pagrindinės vandens savybės, o jų pokyčiai turi įtakos jo fizikinėms ir cheminėms savybėms. Kai kurių plastikų, pavyzdžiui, polietileno, tereftalato, PET ir nailono nanodalelių sudėtyje yra deguonies ir azoto atomų. Šie atomai gali sudaryti vandenilinius ryšius tiesiogiai su vandens molekulėmis. Dėl to tokios dalelės tarsi įsiterpia į jų tvarkingą struktūrą,
pakeisdamos jos organizaciją ir sutrikdydamos pagrindinės savybės. Be to, nanoplastikiniais dalelės gali įgyti elektros krūvį vandeniliniuose tirpaluose, kuriuose yra įvairių medžiagų. Taip pat keičiantis pH ir temperatūrai. Taip atsitinka dėl cheminių pokyčių jų paviršiuje, pavyzdžiui, dėl oksidacijos ir dėl tokių jonų kaip natrio ir chloro absorbacijos jūros vandenyje. Įkrautos plastiko nanodalelės, apsuptos jonų, pritraukia vandens molekulės ir aplink jas susidaro daugiasluoksniai molekulių kailiniai. Chemijos kalboje tai vadinama hidratacija, o pats apvalkalas hidrato apvalkalu. Lozanos politechnikos mokyklos mokslininkai nusprendė išsiaiškinti, kokio dydžio yra hidrato apvalkalas jonuose. Tai yra kiek vandens molekulių reaguoja viename jone. Jie gavo netikėtų rezultatų. Paaiškėjo, kad vienas jonas gali paveikti maždaug milijoną aplinkinių vandens molekulių. Šis poveikis sustiprėja, jei dalelė turi didesnį paviršiaus krūvį ir didelę absorbuotų jonų koncentraciją. Dėl to viena nanoplastiko dalelė gali pakeisti milijonų vandens molekulių savybės. Hidrato apvalkale surištos molekulės yra mažiau judrios, todėl sumažėja jų indėlis į bendrą vandens šiluminę talpą. Tai reiškia, kad esant tam pačiam išoriniam kaitinimui, toks vanduo greičiau įkaista ir greičiau atvėsta, palyginti su grynu švariu vandeniu. Dėl to, dėl sutrikusios vandenilinių ryšių struktūros aplink nanoplastiką sumažėja vandens šilumos laidumas. Tai reiškia, kad šalia nanoplastiko esantis vanduo gali būti karštesnis dėl mažesnio gebėjimo išsklaidyti šilumą. Taigi, nanoplastikas aktyviai sąveikauja su ne tik vandenyje esančiais jonais ir priemaišomis, bet ir su jų molekulėmis, keisdamas vandenilinių ryšių struktūrą, kuri lemia pagrindinės vandens savybės. Dėl to pakinta jo šiluminė talpa ir šilumos laidumas. Dėl to pakyla temperatūra ir sušyla visas vandenynas. Svarbu pažymėti, kad net ir nedidelis nanoplastiko kiekis gali turėti didžiulį poveikį vandens savybėms. Tam reikia atlikti tolesnius tyrimus ir įvertinti nanoplastiko koncentraciją įvairiuose vandens aplinkose, kad būtų galima visapusiškai suprasti jo poveikį. Nanoplastiko dalelės vandenyje tarsi šaukštas deguto medaus statinėje. Mikro ir nanoplastiko daleles vandenyne nešioja srovės. Plūduriuojančios dalelės lieka paviršiuje, o tankesnės mikroplastiko dalelės arba dalelės užterštos biota nuskęsta į jūros dugną. Prisiminkime ir termoklininės zonas. Šiuose vandens sluoksniuose yra skirtinga temperatūra ir tankis, todėl mikroplastiko gali susikopti dideli kiekiai. Panagrinėkime tai aiškiau, remdamiesi daugiaaukščio pastatų pavyzdžių. Įsivaizduokite 10 aukštų pastatą, kurio 5 ir 10 aukštuose susidaro šilumos perkrova, trikdanti įprastą šilumos sklaidą. Šiluma netolygiai pasiskirsto, o kaupiasi šiuose aukštuose ir nepasišalina per stogą. Termovizorius parodys, kad temperatūra šio pastato viduje yra gerokai aukštesnė nei tokiame pačiame pastate, bet be šilumos kamščių. Panašiai nanoplastikas vandens aplinkoje sutrikdo natūralius šilumos perdavimo mechanizmus. Taigi, padidėjus nanoplastiko koncentracijai vandenynų vandenyse sutrinka natūralūs šilumos perdavimo mechanizmai. Dėl to ilgainiui gali padidėti viso vandenyno temperatūra, o tai gali turėti įtakos visos planetos klimatui. Kai vanduo įkaista, jis linkęs atiduoti perteklinę šilumą. Vandenį įšilus, jo molekulės juda greičiau ir keliauja link paviršiaus. Poveikis atmosferai. Dėl energijos pertekliaus kai kurios vandens molekulės atsiskiria nuo kitų molekulių ir virsta garais. Įsivaizduokite lėtai į dangų kylantį balioną. Tas balionas yra mūsų vandens garai. Didėjant aukščiui, oro temperatūra mažėja. Tokiomis sąlygomis vandens garai pradeda kondensuotis ir virsta mažyčiais lašeliais. Tačiau, kad vandens lašeliai susiformuotų, jiems reikia atramos, mikroskopinių dalelių vadinamų kondensacijos branduoliais. Tai gali būti dulkių dalelės, jūros druska arba suodžiai. Kuo daugiau kondensacijos branduolių, tuo procesas vyksta greičiau. Atmosferoje vandens garai ir vandens lašeliai susiduria su aplinkinėme ore esančiais elektriniais laukais ir atmosferų statinę įtampą ir įgyja elektros krūvį.
Įkrovos yra labai svarbios, o debesų formavimosi procese jos yra beveik viskas. Jei jūs supa blogas oras ir audros, žinote, kad kai kurie debesis turi elektros krūvių. Tačiau jau senai atrasta, nors dabar tai nelaikoma itin svarbiu ar aktualiu dalyku, kad iš tikrųjų visi debesis turi krūvį. Taigi, jei pažvelgsite į debesis, pavyzdžiui, tokį, kokį dabar stebiu, kils klausimas. Kaip jie susidaro, kas juose vyksta, ir mes nustatėme, kad pagrindinis vaidmuo tenka krūviams. Įkrauti lašeliai ima traukti vienas kitą kaip maži magnetai. Todėl greičiau susidaro didesni lašai. Šie lašeliai susijungia į debesis ir kritulius, įskaitant krušą. Tačiau įsiterpusios nano ir mikroplastiko dalelės gali pažeisti stabilę šių elektros ir vandens procesų pusiausvyrą atmosferoje. Dėl ledo kristalų ir aerozolių dalelių, įskaitant plastiko sąveikos, padidėja atmosferos elektrostatinis krūvis. Be to, mikro ir nano plastiko dalelės tampa veiksmingais vandens garų kondensacijos centrais. Aplink šias įkrautas daleles greičiau formuojasi vandens lašeliai, ledo kristalai ir kruša. Kuo didesnis nano dalelių paviršiaus plotas, tuo didesnė kruša ir lietaus debesys susidaro atmosferoje. Jau ir dabar matome, kad tokie reiškiniai tampa vis dažnesni ir destruktyvesni. Mikro ir nano plastikų buvimas gali turėti įtakos vandenynų paviršiaus garų tankiui ir fizikinėms savybėms, todėl jų kilimas sulėtėja. Tai tarsi akmenukų pririšimas prie baliono virvele. Dėl to debesys formuojasi mažesnėme aukštyje, paprastai žemiau nei 2 km. Žemai esantys debesys netaip efektyviai perneša ir paskirsto kritulius. Dėl to kai kuriuose regionuose būna sausros, o kituose pertekliniai krituliai. Tankesni debesys tarsi antklodį sulaiko šilumą atmosferoje ir neleidžia jai išsisklaidyti į kosmosą. Dėl kylančios temperatūros iš vandenynų ir jūrų išgaruoja dar daugiau vandens. O kuo daugiau drėgmės, tuo šiltesnė atmosfera. Tai yra užburtas ratas. Ir verta paminėti, kad kiekvienam atšilimo laipsniui padidėjus ore atsiranda maždaug 7% daugiau drėgmės, o žaibų skaičius padidėja 12%. Daugiausia drėgmės gaunama iš vandenynų, todėl audrų metu iškrenta papildomų kritulių. Tuo pat metu vietovėse, kuriuose nėra lietaus, dirvožemis greičiau išdžiūsta, todėl kyla intensyvesnės sausros, karščio bangos ir miškų gaisrai. Dėl padidėjusios temperatūros ir padidėjusio vandens garų kiekio atmosferoje ji tampa nestabilesnė. Dėl to sustiprėja konvekcija ir padaugėja audrų. Kai kurios iš jų stipriausios išsivysto į perkūnijas. Esant tokiomis sąlygomis padidėja stiprių perkūnijų pavojus. Kai perkūnijos pradeda jungtis ir sąveikauti, kaip kad būna tropinių audrų metu, jos gali išsivystyti į galingesnius uraganus. Susumavus visus šios veiksnius padidėja rizika kilti audroms, smarkioms perkūnijoms, ypač supergreitoms audroms, kurios sukelia krušą, o kai kuriuose vietovėse esant linkamomis sąlygomis gali sukelti tornadus. Ekstremalus vandenynų įšilimas, elektros energijos ir šilumos perteklius atmosferoje blogina klimato padėtį. Grėsmingai didėja neįprastos krušos, liūtys, galingos audros, uraganai, žaibai ir škvalai. Klimato reiškiniai tampa vis labiau naikinantys ir pavojingesni. Sąveika su planetos magnetiniu lauku. Vandenynai užima apie 70% Žemės paviršiaus. Tai ne tik milžiniški vandens telkiniai, bet ir labai sudėtinga elektros sistema. Jis sąveikauja su planetos magnetiniu lauku. Magnetinis laukas saugo Žemės paviršių nuo saulės vėjų ir pavojingos kosminės spinduliuotės. Jis veikia kaip savotiškas skydas, be jo atmosfera būtų sunaikinta. Žemės magnetinis laukas susidaro planetos gelmėse,
kur skystasis išorinis branduolys nuolat juda aplink kietąjį vidinį branduolį ir veikia kaip milžiniškas natūralus generatorius. Šį lauką sukuria branduolys ir jis sąveikauja su vandenynuose ir atmosferoje vykstančiais elektriniais reiškiniais. Dėl druskų jūros vanduo gali praleisti elektros srovę, beveik kaip laidai mūsų namuose, todėl vandenynas praleidžia elektros sroves. Tačiau, kai vandenynai ir atmosfera užteršiami tose vietose, kur yra didelė plastiko, ypač nanoplastiko koncentracija, keičiasi vandens cheminiais ir elektriniais savybės. Kuo labiau užterštas vanduo, tuo labiau kenčia atmosfera. Kai užterštas vanduo garuoja, jis su savimi pasiima metalus, mikroplastiką ir kitas medžiagas. Įsivaizduokite, kad turite galingą magnetą, kurio dydis prilygsta jūsų delnui. Padėkite šalia jų geležies gabalėlį ir jis perima dalį magnetinių laukų, sumažindamas bendrą magneto stiprumą. Kažkas panašaus vyksta ir atmosferoje, ir hidrosferoje. Dėl to gali atsirasti vietinių magnetinių lauko anomalijų. Ir tai turėtų būti tyrimo objektas, ypač globalių klimato pokyčių laikotarpiu. Taip, dabar žinome, kad pagrindinis vandenyno poveikio planetos klimatui veiksnys yra jo įšilimas, o mikroplastikas šį procesą dar labiau sustiprina. Būtina kuo greičiau imtis kuo ryžtingesnių veiksmų vandenynui išvalyti, kad būtų išsaugota planeta ir visa gyvybė joje. Šiuo metu aukščiausių lygių suvokiama, kad sparčiai artėjame prie taško, iš kurio nebėra grįžimo. Vandens krizė. 2024 m. spalio mėnesį paskelbtoje Pasaulinės vandens ekonomikos komisijos ataskaitoje teigiama, kad pirmą kartą žmonijos istorijoje sutriko pasaulinis vandens ciklas. Klimato kaita daro vis didesnį poveikį vandens prieinamumui. Iki šio dešimtmečio pabaigos gėlo vandens paklausa 40% viršys pasiūlą, nes pasaulio vandens sistemos patirs precedentų neturintį krūvį. Apie 70% pasaulio gėlo vandens išteklių naudojama pasėliams drėkinti. Tačiau daugelis drėkinimo sistemų yra neveiksmingos, todėl prarandama daug vandens. Kylanti temperatūra, besikeičianti kritulių struktūra ir dažnesni ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai kelia grėsmę pasauliniam aprūpinimui maistu. Prognozuojama, kad per ateinančius 25 metus pasaulyje nebeliks daugiau nei pusės maisto atsargų, o 3 milijardai žmonių jau dabar kenčia nuo vandens trūkumo. Tai iš tiesų kelia didelį nerimą ir netrukus paveiks visą pasaulį. Vandenynų reikšmė išsaugant gyvybę planetoje akivaizdi, todėl pasaulio lyderiai jau dabar kalba apie būtinybę imtis skubių veiksmų. UNESCO ataskaita Pasaulio vandenynų būklė 2024 metais skirta informuoti politikus ir paskatinti imtis veiksmų, kad būtų sukurtas vandenynas, kurio mums reikia tokiai ateičiai, kokios norime. Jungtinių tautų generalinės asamblėjos pirmininkas ponas Francis teisingai pareiškė, kad vandenynas yra mūsų stipriausias sąjungininkas kovoje su klimato kaita, todėl mūsų bendra atsakomybė teisingai pasirinkti kryptį ir vėl prisiimti įsipareigojimą tvariai valdyti brangius vandenyno išteklius, kad užtikrintume jų prieinamumą iš kartos į kartą. Mokslininkai žino, kad jei neturėsime vandenyno, neturėsime augalų sausumoje, neturėsime deguonies, negalėsime išgyventi. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonijo Guterešas taip pat pabrėžė, kad reikia imtis skubių veiksmų ir paragino vyriausybės, įmonės, investuotojus, mokslininkus ir bendruomenės susivienyti, kad apsaugotų mūsų vandenynus. Tarptautinio visuomeninio judėjimo Alatra prezidentė Marina Ovsinova COP29 susitikime padarė svarbų pranešimą, kad klimato katastrofų skaičius beprecedentiškai auga, taip pat pažymėjo. Mes nesuvokiame, kiek laiko liko iki negrįžtamumo taško. Akivaizdu, kad išsaugoti vandenynų sveikatą labai svarbu mūsų planetos ateičiai. Kaip matome, supratimas apie susidariusios situacijos kritiškumą yra. Daug svarbių žodžių sakome apie vandenyno valymą, bet kokių konkrečių veiksmų imamasi dabar, kad būtų išgydyta mūsų planeta, kurią ištiko pavojingas virusas. Kol kas galime pasakyti tik tiek, kad pacientas yra labiau miręs nei gyvas ir tik laiko klausimas, kada jis nustos kvėpuoti. Tad ką daro gydytojai? Sizifo triūsas. Kad padėtis bent kiek pagerėtų,
bandoma išvalyti vandenyną nuo didelių paviršinių šiukšlių. Įvairios organizacijos ir iniciatyvos rengia projektus, kuriais siekiama surinkti plastikų ir kitas paviršiuje plūduriuojančias šiukšles. Pats ambicingiausias vandenynų valymo projektas – organizacijos The Ocean Clean Up iniciatyva. Jų technologiją sudaro 2 laivai, plaukiantys vandeniu ir traukiantys maždaug 2,2 km ilgio užtvarą, kuri yra 4 metrų gylyje po vandeniu. Būtent tokiame gylyje susitelkia daugiausia paviršinių plastikinių šiukšlių. Šiukšliai surinkamos į didelį maišą, o kai jis prisipildo, tempiamos į vieną iš laivų, kur plastikas rūšiuojamas ir pakuojamas. Tada maišas nuleidžiamas atgal į vandenį ir procesas pradedamas iš naujo. Iš pirmo žvilgsnio tai skamba puikiai, tačiau yra keletas niuansų. Gaudant šiukšles, kartu su plastiku į spąstus patenka ir vandens paviršiuje gyvenantys gyvi organizmai. Pavyzdžiui, mikroskopiniai dumbliai, žuvų jaunikliai ir medūzos. Kol kas niekas tiksliai neišmatavo, kiek gyvų būtybių patenka į tinklus, tačiau jei šie organizmai bus sunaikinti dideliais kiekiais, tai turės neigiamą poveikį visai jūrų gyvybei, nes sutriks mitybos grandinė. Nepaisant priemonių, kurių imtasi siekiant užtikrinti gyvūnų saugą, problemos nepavyksta išspręsti. 2024 m. lapkričio mėnesį The Ocean Clean Up iš pasaulio vandenynų surinko apie 20 000 tonų plastiko. Tai svarbus žingsnis į priekį, tačiau atsižvelgiant į problemos mastą, tai tik lašas jūroje. Pasaulio vandenynuose plūduriuoja apie 200 milijonų tonų šiukšlių ir šis skaičius kasmet didėja dar 11 milijonų tonų. Kad suprastumėte mastą, 20 000 tonų yra tik tai 0,01% visų vandenyne esančių šiukšlių. Nagrinėjant vandenynų valymo problemą kyla daug klausimų. Pavyzdžiui, net jei iš vandenynų ištrauksime visą plastiką, ką mes su juo darysime? Juk šiandien perdirbama nedaugiau kaip 9% plastiko. Vadinasi, mes tiesiog išmesime jį atgal į sąvartyną. Be to, šiukšlių valymas yra neįtikėtinai brangus. Didžioji Ramiojo vandenynų šiukšlių dėmė yra pernelyg toli nuo bet kurios šalies krantų, todėl niekas neprisiima atsakomybės ir neskyrė pinigų jai išvalyti. Pasak Čarlzo Mūro, šios dėmės valymas privestų prie bankroto bet kurią šalį, kuri bandytų tai padaryti. O tokių šiukšlių salų pasaulio vandenynuose yra 5. Vandenyno valymas iš tiesų yra Sizifo triūsas, kai kasmet išgaudoma 1000 tonų atliekų, o milijonai tonų išmetama atgal. Išvalyti vandenynus bus įmanoma tik tada, jei tai taps visos žmonijos pastangomis, o ne tik pavienių aktyvistų iniciatyva. Didelis šiukšlės yra tik nedidelė problemos dalis. Kalbame tik apie vandenynų paviršiuje esantį plastiką, o tai tik yra maža dalis, mažiau nei 1% to, kas iš tikrųjų plūduriuoja vandenyne, sako Alfredo Wegenerio instituto jūrų biologė Melanie Bergman. Kai plastikas suskyla į nano ir mikrodaleles, išvalyti vandenyną nuo šio taršalo beveik neįmanoma. Kuriamos technologijos skirtos mikroplastikų iš vandens pašalinti, tačiau jos vis dar yra eksperimentinėje stadijoje ir toli gražu nėra įdiegtos pasauliniu mastu. Pagrindinės problemos yra ribotas veiksmingumas ir sunkumai susiję su tokių sprendimų masto didinimu. Tačiau net jei surinksime visas stambes šiukšles, ką daryti su mikroplastiku? Juk jis paslidęs visame vandenyje, ypač dugne. Būtent mikroplastikas kelia didžiausią grėsmę. Iš tiesų vandenyno valymas yra tarsi Sizifo darbas, nes į pasaulio vandenynus išmetamų atliekų kiekis yra daug kartų didesnis nei išgaunamų. Taigi, ką reikėtų daryti? Akivaizdu, kad esamos valymo technologijos visiškai netitinka problemos masto. Jos tik nežymiai pristabdo planetos kritimą į klimato bedugnę. Dar šiek tiek ir negrįžtamas taškas bus peržengtas. Kyla pagrįstas klausimas. Ar žmonija apskritai turi technologijų, galinčių išvalyti vandenynus nuo mikro ir nano plastiko? Ar esame pasmerkti? Technologijos jau yra.
Garuojant drėgmei mikroplastikas nuo vandens paviršiaus kyla į atmosferą. Norint išvalyti vandenyną ir atmosferą nuo mikro ir nanoplastikų, reikia planetos masto filtrų. O tokio filtrų vaidmenį gali atlikti atmosferos vandens generatorius arba sutrumpintai AVG. Jo masinis pritaikymas. Tai prietaisas, kuris atmosferos drėgmę paverčia grynų vandeniu. Kiekvieną dieną nuo mūsų visų vandenynų, jūrų ir ežerų paviršiaus išgaruoja vanduo, kai jis pakyla į tam tikrą aukštį, virš tam tikro taško jis atvėsta iki rasos taško ir virsta debesimi. Tada natūralu vėjas tą debesį nuneša tolyn. Kai jo temperatūra nukrenta žemiau rasos taško, jis tampa lietumi ir vėl pakeičia būseną. Paimdami drėgmę iš oro, mes skatiname garavimą. Kartu su garavimu nuo paviršiaus iškyla nauja mikro ir nanoplastiko dalis. Prietaiso veikimo principas yra toks. Pirmiausia, filtruojamas į patenkantis oras. Išore esančios drėgmės kondensuojasi vanduo. Taigi vienintelis dalykas, kurį ištraukia prietaisas, yra H2O molekulė, kuri yra mažesnė už mikroplastiko dalelę. Taip išvalysime vandenyną nuo mikroplastiko, sumažinsime spaudimą mūsų planetos vandens ištekliams. Taip aprūpinsime geriamuoju vandeniu tuos regionus, kuriems jo reikia. Tik tai turėtų būti daroma pramoniniu mastu ir tai turėtų būti daroma pasauliniu valstybiniu lygmeniu. Tokiu būdu atmosferos generatoriai tampa dirbtiniu filtru, integruotų į planetos vandens ciklą. Be to, intensyvus garavimas vėsina vandenyną. Vandens kondensavimo iš oro principas veikia panašiai kaip plazmoferezė. Kraujo valymo procedūra. Kaip plazmaferezė iš kraujo pašalina kenksmingus komponentus ir atkuria organizmų imunitetą, taip AVG filtruoja nanoplastiką iš vandens garų ir atkuria natūralias vandens funkcijas. Taip mes išvalysime atmosferą ir vandenyną nuo mikroplastikų. Be to, AVG pagalba gausime reikiamą kiekį išvalyto vandens visiems buitiniams ir pramoniniams poreikiams tenkinti. Panaudotas vanduo turėtų būti grąžinamas į dirvožemį, kur jis sąveikaus su mikroorganizmais, skaidančiais nanoplastiką, bus praturtintas mineralinėmis medžiagomis ir natūraliai išvalytas. Atsiradus drėgmei, pradės atsigauti išdžiūvę požeminiai vandenys ir upės. Dirvožemis taps derlingas, o augmenija atgims. Be to, drėgnas dirvožemis padės išlyginti temperatūrų skirtumus. O didelis vandens šilumos laidumas veiksmingai išsklaidys šilumą iš karštų vietovių. Tai ypač svarbu keičiantis planetos klimatui. Naudojant atmosferinį vandens generatorių kiekvienuose namuose niekada nereikės naudoti plastikinių butelių. Taigi, naudodami atmosferinį vandens generatorių, išspręsime vandens problemą. Sumažinsime plastiko gamybos daromą žalą, sumažinsime transporto išmetamo anglies dioksido kiekį ir padėsime aplinkai grįžti į natūralų ciklą. Ar ši technologija galės aprūpinti vandeniu žmonės dykumoje? Tai technologija leidžianti bet kur pasigaminti vandens. Šios technologijos principas yra toks, kad šildant ir šaldant susidaro kondensatas. Taigi nesvarbu, ar tai būtų mirties slėnis Nevadoje ar Sacharos dykuma, ten vis tiek galime pagaminti vandenį. Taigi vandenį galima gaminti bet kurioje planetos vietoje. Tačiau kyla klausimas, ar tokiu būdu neišdžiovinsime oro? Kalbant apie vandens kiekį aplinkos ore arba atmosferoje, kaip jau minėjau, visiškai neįmanoma pažeisti natūralios atmosferos pusiausvyros, nes ji yra per didelė ir per galinga. Ir net jei sukurtume neįtikėtiną didžiulę mašiną, kuri nuolat siurbtų vandenį iš atmosferos, ji tuoj pat tarsi kita ranka pasisemtų vandens iš ramiojo vandenyno ar artimiausio vandens telkinio. Be to, iš atmosferos pašalinus drėgmės perteklių sumažėja ekstremalių kritulių ir vėjų. Taip pat išvalomas metanas ir CO2. Vos per 2-3 aktyvaus atmosferos vandens generatoriaus naudojimo metus
vandenynas ir atmosfera bus gerokai išvalyti. Išvalę vandenyną nuo mikroplastiko, atkursime jau šilumos laidumo funkciją. Vandenynas pradės šalinti šilumą atgal į atmosferą, o toliau jie keliaus į kosmosą. Tai sušvelnins griaunamąjį kataklizmų poveikį. Be to, perėjimas prie AVG sumažins priklausomybę nuo paviršinių ir požeminių vandens šaltinių. AGV gali pagaminti reikiamą vandens kiekį tiek geriamam vandeniui, tiek ir pramoniniams poreikiams tenkinti. Jie bus gyvybiškai svarbus vandens krizės atveju ir užtikrins vandens tiekimo tvarumą. Tai leis visiškai įgyvendinti iš karto kelis Jungtinių tautų darnaus vystymosi tikslus. Norint pradėti vandenynų valymo procesą pasauliniu mastu, visą vandenį turėtume gauti tik iš atmosferos, tai yra turėtume perėti prie AVG. Juk kuo daugiau drėgmės paimsime iš atmosferos, tuo intensyvesnis bus garavimas ir taip paspartės vandenynų valymo procesas. Be to, turime naudoti energijos generatorius nenaudojančius kuro. KNG, kad AVG būtų ekonomiškai naudingi. Ir žinoma, turėtume sustabdyti šiukšlių išmetimą į vandenyną, be to rekonstruoti mūsų nuotekų sistemas. Šie veiksmai sukels mokslinę ir technologinę revoliuciją, užtikrins tvarų vandens tiekimą ir sumažins neigiamą poveikį klimatui. Taigi per 3-5 metus vandenynas praktiškai atkurs savo šiluminį laidumą. Ir visą tai turime padaryti kuo greičiau. Tai puikia žinia. Pasirodo, technologija galinti išgelbėti mūsų planetą ir žmonės nuo sunaikinimo egzistuoja. Taigi mes turime šansą, tai reikia išspręsti organizacinius klausimus ir įgyvendinti sprendimą. Tačiau yra dar viena problema. Pasirodo, klimato modeliai, kuriuose atsižvelgta į visus antropogeninius veiksnius, toli gražu netitinka tikrovės. Tai, kas buvo prognozuojama po 100-150 metų, vyksta tiesiog prieš mūsų akis. Mokslininkai pradeda pripažinti, kad yra kažkas kita, kažkas už antropogeninio įtakos ribų. Šis kažkas lemia vis didesnį teorinio modelio ir tikrovės netitikimo. Pavadinkime tai faktoriumi X. Faktorius X. Vidutinė pasaulinė temperatūra neatspindi tikrosios klimato kaitos, nes kai kuriuose regionuose ji kyla daug greičiau. 2023 metais įvykę pokyčiai buvo tokie didžiuliai ir gerokai pranoko viską, ką matėme anksčiau. Todėl reikia paaiškinimo. Modeliai, kuriuos naudojame klimato simuliacijai, nepateikia tam pakankamai gero paaiškinimo. Ir mes atrandame, kad dėl viso to vyksta tam tikri pokyčiai vandenynų srovių ir atmosferos vėjų pobūdyje. Taigi, nepaisant papildomos šilumos, ji pereina vandenynų srovėmis ir atmosferą ir koncentruojasi tam tikruose regionuose taip, kaip mes niekada anksčiau nesame stebėję. Pasaulinė mokslo bendruomenė sunerimusi pastebi, kad klimato blogėjimo tendencijos pranoksta jų prognozių modelius. Kas lemia tokį didelį šiuolaikinių klimato modelių netikslumą? Kai kurių ekspertų nuomonė, viena iš pagrindinių priežasčių yra paslaptingasis faktorius X. Rekordinė 2023 metų temperatūra vis dėlto sukėlė nerimą mokslininkams ir užsimena apie kai kuriuos paslaptingus naujus procesus, kurie gali vykti, sako NASA vyriausias klimatologas Gevinas Šmitas. Tai buvo ne tik rekordas. Tai buvo rekordas, kuris rekordiniu skirtumu pagerino ankstesnį rekordą. Vis dėlto, ilgalaikės tendencijos mums yra aiškios ir jas lemia šiltnamio efektą sukeliančios dujos, antropogeninis veiksnys. Tačiau tai, kas įvyko 2023 metais, buvo būtent tai, o paskui dar plus kažkas. Ir tas plus kažkas yra daug didesnis, nei mes tikimės ar kol kas galime paaiškinti. Šiame filme nagrinėjome vieną iš veiksnių, darančių įtaką vandenynų temperatūros kilimui. Tai paties vandenynų vandens savybių pasikeitimas. Nanoplastikas daro įtaką vandens šiluminiai talpai ir šiluminiam laidumui, todėl vandenynų vandenyje sulaikoma šiluma.
Taip pat šiltnamio efektą sukeliančios dujos šildo atmosferą, o tai savo ruožtu šildo vandenyno paviršių. Tačiau ar šie veiksniai gali taip smarkiai padidinti vandenynų įkaitimą, jei saulės srautas išlieka toks pat, o klimato modeliuose atsižvelgiama į visus antropogeninius veiksnius? Daroma prielaida, kad papildoma šiluma į vandenyną pradėjo patekti iš kitur. Tyrimai rodo, kad vidutiniai vandenynų gyliai per pastaruosius 60 metų šilo 15 kartų greičiau nei per ankstesnius 10 000 metų, o šilimo tempai spartėja. Norint sušildyti gilesniuosius sluoksnius, į kuriuos neprasiskverbia saulės spinduliai, reikia milžiniškų energijos kiekių. Pavyzdžiui, visai netoli vakarų Antarktidos krantų stebimas keistas Videlio jūros giluminių vandenų šilimas. Nors viršutiniai 700 metrų vandens beveik nešyla, gilesniuose sluoksniuose temperatūra nuolat kyla. Šią anomaliją galima paaiškinti keliais būdais, tačiau nei viena iš šių priežasčių dar nėra 100% nustatyta. Iš kur atsiranda papildoma šiluma vandenyno gelmėse? Manoma, kad šiluma iš žemės gelmių yra nereikšminga ir į ją galima nekreipti dėmesio. Tačiau galbūt mes nepakankamai įvertiname šį veiksnį, juk mūsų žinios apie vandenynų gelmes yra ribotos. Faktas tas, kad daugiau nei 70% jūros dugno yra giliau nei 3000 metrų. Tyrimai tokiame didelėme gylyje susiję su daugybė techninių sunkumų. Ten retai nuleidžiami batiskafai ir jutikliai, o skaičiavimai grindžiami senais duomenimis. Mes tiesiog visiškai nežinome, kas iš tikrųjų vyksta vandenyno dugne. Pavyzdžiui, mokslininkai visai neseniai atrado 19 000 iki šiol nežinomų povandeninių ugnikalnių. Šiuo metu žemėlapyje užfiksuota tik apie 5% vandenyno dugno. Kol neištirsime 100% jo ploto, dirbsime beveik aklai. Marylando universiteto okeanologas profesorius Arturas Veterito pastebėjo, kad nuo 1995 metų vandenyno dugne ties vidurio vandenyno kalnagūbriais padaugėjo žemės drebėjimų. Taigi, aš sudariau seisminio aktyvumo grafiką vidurio vandenynų kalnagūbrių zonose ir palyginau jį su globalios temperatūros pokyčiais. Ir mes pastebime 2 metų vėlavimą. Kitaip tariant, seisminis aktyvumas maždaug 2 metais aplenkia globalios temperatūros pokyčius. Kuo didesnis seisminis aktyvumas, tuo aktyvesnis magmos judėjimo sistemoje. Šios išsilydžiusios magmos temperatūra gali viršyti 1000 laipsnių Celsijaus. Būtent tai ir nagrinėjame. Neturime tiesioginių kylančios magmos kiekio matavimų. Galime tik matuoti seisminį aktyvumą, nes tam turime pasaulinį seisminių stočių tinklą. Taigi, Arturo Veterito tyrimai rodo, kad vandenynų įšilimui didelę įtaką daro ir endogeniniai procesai, tokie kaip seisminis ir magminis aktyvumas. Mano tyrimai rodo, kad geoterminis poveikis yra reikšmingas veiksnys globalinėme atšilime. Kaip matome čia, Argo duomenys rodo globalios temperatūros pokyčius skirtinguose gyliuose per pastaruosius 20 metų. Dauguma šilumos perdodama paviršiumi, tačiau taip pat stebime sustiprėjusi šilumos tiekimą iš apačios. Kitaip tariant, šiluma kyla tiek iš viršaus, tiek iš apačios. Jokių būdų. Kaip nurodėme, jei padidinsime šio šleifo dalį, matyti, kad aukštesnės temperatūros žemiau paviršinio sluoksnio jokių būdų negali patekti iš paviršiaus, nes čia yra šalta anomalija, o poje šilta anomalija. Tačiau ji negali prasiskverbti per šį sluoksnį vadinamą termoklinu. Termoklinas tai iš esmės aiškiai išreikšta riba, skirianti šiltus paviršinius vandenis, vadinamus maišymosi sluoksniu, ir gerokai vėsesnius vandenis po juo, vadinamus gilavandeniais vandenimis. Iš tikrųjų, ši sistema yra susijusi. Ji iš tiesų prasiskverbia per termokliną ir neseniai atsirado keletas įdomių tyrimų, kuriuose teigiama, kad termoklinas iš tiesų susilpnėjo. Tai vyksta sinchroniškai su sustiprėjusia seisminio aktyvumo dinamika vidurio vandenynų kalnagūbrių zonose. Kitaip tariant, tai nėra atsitiktinis reiškinys. Taigi vanduo paviršiuje yra šaltesnis, o apačioje šiltesnis. Suprantate? Tai įrodymas, kad geoterminė šiluma iš gelmių kyla į paviršių.
Į paviršių kylanti šilumos konvekcija dar labiau sustiprino šį procesą, susilpnindama termokliną ir padidindama šilumos kiekį vandenyne. Susidūrėme su nauja realybė, faktoriumi X. Atrodo, kad jis yra pagrindinė planetos būklės blogėjimo priežastis, kuri tapo akivaizdi pastaraisiais dešimtmečiais, o mikro ir nanoplastikas tik didina jo poveikį. Vis dėlto lieka vienas svarbus klausimas. Kas tiksliai yra faktorius X? Jėga kaitinanti vandenis vandenyno gelmėse. Alatra mokslininkai jau beveik 30 metų tyria faktorių X, susijusį su planetoje vykstančiais pokyčiais. Tai nepriklausoma tarptautinė mokslininkų komanda, kurią sudaro įvairių mokslo sričių, nuo branduolinės fizikos ir astrofizikos iki geologijos, matematikos, biologijos ir medicinos mokslininkai. Jie susibūrė tam, kad atliktų integruotus mokslinius tyrimus, įskaitant klimato ir geodinaminių pokyčių tyrimus. Remdamiesi kruopščia ir ilgalaikė duomenų analizę, Alatra mokslininkai mano, kad faktorius X yra papildoma šiluma, kurią sukelia dėl ciklinių procesų kylanti magma. Pagrindinius mokslinius įrodymus ir rekomendacijas dėl kovos su klimato kaita galima rasti ataskaitoje apie klimato kataklizmų progresavimą Žemėje ir jų katastrofišką poveikį. Šią ataskaitą Vatikane asmeniškai popiežiui Pranciškui įteikė Alatra prezidentė Marina Ovsinova. Po to, kai Vatikanas išnagrinėjo išvadas, Alatra judėjimas gavo jo šventenybės apaštališkai palaiminimą už pastangas klimato ir ekologijos srityje. Ataskaita taip pat buvo pristatyta COP16 Kolumbijoje ir COP29 Azerbaidžane. Jie labai palankiai vertino klimato mokslo ir ekologijos srities specialistai. Šiuo metu ataskaitą galima pažiūrėti oficialioje Jungtinių tautų konferencijos interneto svetainėje ir Alatra svetainėje. Norint įveikti iššūkį, apsaugoti planetą ir žmonės pasaulinės klimato kaitos akivaizdoje, reikia bendrų viso mokslo bendruomenės pastangų. Nė viena šalis ar organizacija negali išspręsti šios problemos viena. Kaip matome, padėtis kelia nerimą. Be žinomų klimato kaitos priežasčių yra papildomų veiksnių, kurie vis dar menkai suprantami ir kuriuos reikia toliau tirti. Tačiau sunkumas slypi tame, kad visą tai reikės įgyvendinti nuolat blogėjančio klimato sąlygomis. Kitaip tariant, žmonija turės vis mažiau laiko reaguoti į klimato pokyčius. Tačiau visuotinis atmosferos vandens generatorių įdiegimas yra labai svarbus žingsnis sprendžiant šią krizę. Juk ši technologija leis išvalyti pasaulio vandenynus nuo mikro ir nanoplastiko, atkurti planetos vandens apytakos ciklą ir šilumos balansą ir galiausiai stabilizuoti klimato padėtį. Taikydami AVG gausime neįkainuojamą laiką žmonijos moksliniam ir pramoniniam potencialui išsaugoti, o su laiku atsiras viltis ir galimybės. Kartu visuomenė turi sudaryti sąlygas visų šalių mokslininkams atvirai bendradarbiauti, laisvai dalytis žiniomis ir dirbti kartu žmonijos ir jos išlikimo labui. Šiam tikslui pasiekti būtina visuotinė taika. Ilgalaikė taika tarp visų tautų. Tik tokiomis sąlygomis galėsime iš tiesų pasipriešinti klimato krizei ir ją įveikti. Norėtume pabrėžti, kad šiame dokumente pateiktos idėjos ir mokslinių tyrimų kryptis yra perspektyvūs ir praktiški būdai, kaip spręsti klimato kaitos iššūkius, su kuriais susidurime šiandien. Išsamus jų nagrinėjimas lems proveržį mūsų supratime apie mūsų planetoje vykstančius procesus. Pokyčių galia yra mūsų rankose. Kartu galime iššūkius paversti neįtikėtinos pažangos galimybėmis. Atėjo laikas imtis veiksmų dėl planetos, savęs ir po mūsų ateisiančių kartų.